O dabar mes tęsime laidą ir studijoje projektas Gerai featuring Kami arba Kamilė Kielaitė ir Vilius Tamošaitis. Labas rytas. Labas rytas. Nebūdinga keltis jums, matau, iš ryto. Akis šitai. Pelėdos, bet jūsų laukia premjera ir jūsų pačių, nes mes parodysim mūsų žiūrovams ir jūs beje pirmą kartą pamatysite savo premjerinį vaizdo klipą. Taip. Viliau, jūs 5 metus esate muzikinėje scenoje ir tik dabar? Ir tik dabar kažkaip detalės klostėsi taip, kad iš anksčiau turėjom filmuoti vienai dainai klipą, tas nesigavo, kitai dainai klipą ir taip tempėsi, tas laikas labai greit bėga. Ir praėjo 5 metai, kada mes jau sukalėm pirmą klipą. Ja, legendos, istorijos, mums labai įdomu žiūrovams. Oi, papasakok. Su tuo vaizdu klipu. Aš žinau, kad režisierius turėjo problemų, kad buvo pasitempęs nugarą. Taip, važiuodamas būtent filmuoti klipą, buvo pasitempęs nugarą ir čia dėl to turbūt viskas užsitempė taip ilgai, nes mes turėjom klipą turėti jau rugsėjo pradžiai. Ir va tik šiandien. Kiek jau laiko praėjo. Jo patys laukiam žiauriai, tai linkėjimai Arūnai Muliai, kuris yra režisierius šito klipo. Jis jau bedirbant sukendis, tai jo pasveikęs, sukendo meistrais. Turbūt sėdi ir žiūri dabar. Kodėl šiai dainai, apie ką daina ir kodėl toks vaizdo klipas? Kokia idėja? Čia gal Vilius daugiau? Tai šita daina tai yra mūsų toks labiau, kaip sakyt, popsinis kūrinys, kuris skirtas platesniai auditorijai. Ir dėl to tai viskas įsivystė, kad kilo idėja, tai kaip pamatysim tie kovotojai, mūsų scenos tai yra tokie vidiniai išgyvenimai ir savojo galbūt aš ieškojimas. Tai tiesiog reikia žiūrėti ir kiekvienas ras savo kažką tokio pamastymams, ką galės pamastyti ir pritempt gal prie tos dainos. Nes šiaip daina pati yra apie viltis ir lūkesčius, tarkim, jauno žmogaus, į kurį žiūri tėvai ar kiti aukšti už jį, kaip pasakyti, vyresni žmonės. Ir jis nori juos nustebinti, nori būti super faini ir geri, bet jiem nesiseka. Ir galiausiai viskas svitulioja, jis užauga, jis tampa gerų žmogum ir išeina į pasaulį. Kamilė, tu susimastė, o Kamilė mėgsta apie save pasakoti? Šiaip taip, žinoma, bet tai, kaip supratau, laiko labai daug neturim šiandien. Bet šiek tiek atskleiskite, ką nors. Kažkokias detalės. Tai gal turėčiau papasakoti, kad mes su Vilium pradėjom dirbti prieš metus laiko, nes aš buvau išvažiavusi į Angliją, ten gyvenau 5 metus, tai šiais metais grįžau gegužės mėnesį, tai oficialiai. Ir visus metus laiko aš važinėjau pastoviai, tai 2 mėnesiai Anglijoje, 2 mėnesiai Lietuvoje. Mes taip ir dirbom nuotoliniu būdu. Bet kažkaip tą laiką mes labai gerai išnaudodom. Aš tik tais grįždavau iš karto į studiją, tiesiai vos ne iš lėktuvo. Tai studija jo, čia tas kūrinys labai produktyviai, mes visą žiemą dirbom ir prašau, dabar albumas. Ir ne tik vaizdo klipas. Taip, ir mes albumas. Pradžiai buvo albumas, dabar jau naujas etapas, dabar įrašinėjom naują albumą. Tai yra vaizdo klipas ir šitai dainai mes išleidžiam, kaip pasakyti, singlinių pavidalų remixų albumą, kuris bus mūsų svetainė. Tai darė krūva užsieniečių, amerikiečiai, graikai, vokiečiai ir kaip tik jis turi startuoti rytoj. O dabar mūsų žiūrovams vaizdo klipo, na kaip lietuviškai išverstume mes tą dainą pavadinimą. Super. Labai sudėtinga. Mes kažkada galvojame. Labai gera, labai faina, užaugusi maža mergaitė. Šauni maža mergaitė? Šauni maža mergaitė. Gerai featuring Kami. Ačiū, kad atvykote. Ačiū jums labai. Pažiūrėkite, prašom. You never tried to go, I never tried to know. All the loneliness we had, we tried to know.
I'll be your soul. I'll be yours. I was young, you were 25. You told me that the people are quiet enough. I never tried to conquer your sorrow, and the happiness we found was just like show. So I said yes, you said no, you said stay, I said go. And you so pragmatic, you know. Now we used to play together. Now we used to play together. Now we your song. I'll be yours. Now we used to play together. Now we used to play together. Now we your song. I'll be yours. Labas rytas.